Pacientui turbūt labai sudėtinga kartais nuspręsti, koks šitas implantavimas ir implantavimo būdai yra patys geriausi arba koks reikalingas jam. Šiandien dienai turim labai daug reklamos odontologijoje. Ir tas mus kaip specialistus, kaip profesionalus kartais šiek tiek erzina. Su reklama, tokia agresyvia reklama, labai dažnai pacientai būna klaidinami. Dantis per valandą, vadinamas all on 4, all on 6, kad čia atėjau, padarė, išėjau su dantimis tą pačią ar ten kitą dieną. Išraut visus dantis ir įdėti 4 implantus arba 6 implantus ir ant jų uždėti laikiną protezą iš karto. Tai tas all on 4, all on 6 ir tas greitas toks metodas, jisai buvo sugalvotas senyvo amžiaus žmonėm, su didelėm atrofijom žandikaulio, kur galbūt jau nėra indikuotina augmentuoti kaulą ir atstatinėti žandikaulio, tiesiog kažkaip tai įdėti, kur likę kaulo implantus, ant jų pakabinti ten 10 ar 12 dantų ir taip atstatyti kramtymo funkciją, bent kažkokią tai estetiką. Ir tas yra tikrai apmaudu, kada matome, kai siūloma šalinti praktiškai sveikus dantis, vardant to, kad tik tai greičiau atlikti gydymą. Taip, kartais būna tokių niuansų, kada galbūt likęs 1 ar 2 dantys sveiki, visi kiti tikrai yra šalintini ir tada tiesiog dėl ekonominių sumetimų ir galbūt gydymo laiko priimamo sprendimas, kad aukojam tuos 2 dantis, bet aš kalbu apie kada dar 10 dantų, dar 12 dantų yra tikrai gydytini ir juos galima išsaugoti ir jie galbūt galėtų 10, 20, 30 metų funkcionuoti, bet pasiūloma yra pašalinti visus ir dėti implantus. Reklama tai nereiškia, ką galima kiekvienam pacientui atlikti. Tikrai labai siūlyčiau keliskart pagalvoti, pasitarti, būtent kas geriausia jūsų asmeniniai situacijai. Kiekvienas pacientas yra tikrai individualus. Kartais mes susiduriam su tokiais ir priekaiščiais netgi pacientų, kad reikia labai ilgai užtrunka gydymas. Bet kuo toliau, tuo mes labiau pasirodo linkstam vis dėlto į tą vadinamą lėtąją odontologiją. Greitai nebūtinai reikš, kad yra kokybiškai. Lėtai dažniausia daugiau šansų, kad bus geresnė kokybė. Einame lengviausių kelių, tiesiog kas yra patogiausia pacientui kabutėse ir pelningiausia mums kaip specialistams, ar vis dėlto truputėlį skiriam daugiau laiko ir taip, tai gal bus ilgesnis gydymas, gal bus jis šiek tiek sudėtingesnis, bet sveikatos prasme jis bus žymiai geresnis. Kuomet šnekame apie implantavimo būdus, tai iš esmės pacientui nereikėtų galvoti, kokį aš norėčiau rinktis, todėl kad čia jau yra ne paciento pasirinkimas. Paciento pasirinkimas yra tas, kur jisai turi priimti sprendimą gydytis, nesigydyti ir be abejo pasirinkti formą, spalvą, tas, kas jam gražu, negražu, kur yra jau grinai jo sprendimas. Bet kada mes sakome taip, dabar mes atliekame tą gydymą medicininę prasme, gydome infekciją, atstatinėjam kaulą, dedame implantą ir bandom sukurti pamatus, ant ko bus pastatyti ir ant ko bus dedami dantis. Tai ir kokiu eiliškumu tą turime atlikti. Čia jau yra mūsų gydytojų, specialistų, kaip sakant, priėmimas. Tai pavyzdžiui, iššovus dantį iškart dėti implantą. Taip, 90% atvejų taip ir darome, bet 10% atvejų tai yra labai rizikinga ir tada geriau nereikia to dalyko daryti. Tiesiog reikėtų jau pasikliauti gydytoju ir kitą kartą būna net, kaip ir minėjau, intuicija, kaip geriau pasielgti, kad būtų geresnis rezultatas.